kažkoks nugaros bėgimai, yra nugaros skausmais, ar čia nebūtinai nubėgimai, arba kaip juos, nežinau, manyti išvengti ar kažką. Taip, žiūrėk, tai čia visą tai, ką mes iš tikrųjų... Kodėl nugara pavargsta? Pavargsta pilvo presas bėga. Ir kas atsitinka, keičiasi dubens padėtis. Va šitas vakampas. Tai jeigu mes bėgam štai lenktę, tai aišku, kad nugaros raumenys įsitema. Tiesiog ištempti nugaros raumenys. Dėmesio skirti pilvo preso arba liemens raumenyno stiprinimui. Čia yra, žinok, sprendimas iš tikrųjų. Nugaros raumeninis... Tai reikia šaltus mūsų. Ką? Per pašydyti. Jo, kad būna pašydyti. Tai šaltus, gali? Šaltus pašydyti. Žinai, iš tikrųjų... Gal pašokam? Galima pašokti. Čia, žinok, Vatybis prieina, juokaudamas prie visai geros strategijos. Iš tikrųjų, ką rekomenduoja specialistai nugaros, kaip išspręsti nugaros apatinės nugaros dalies skausmus, nes čia jau tampa, kaip rakštis subinėjai visiems specialistams, kaip tą gydyti. Tai dabar rekomendacija yra tokia, darykit ką nors. Iš tikrųjų, darykit bet ką, jeigu jums šokimas padeda, gerai. Jeigu jums padeda kažkokie fiziniai pratimai, gerai. Jeigu padeda akupunktūra, okei. Bandykit skirtingus dalykus taikyti nugaros esant skausmą. Bet kaip bėgikams, kas truputį, ką mes čia specifiškai kalbam, vėlgi, sakau, tie dalykai, neaktyvus sergumo gilina nuovargį liemens raumenų. Nepakankamas liemens raumenų, sakykime, aktyvumas gilina padėtį, pavargsta greičiau liemų. Vaikščiojimas ant kulniukų moteriams, ant aukštesnių, irgi blogina situaciją. Aš tai, kad jeigu visą dieną truputį pakelta padėtis, tai kaip kūnas kompensuoja kulniukų padėtį, tai kai pakyla kulnai, tai kūnas, aišku, jeigu nieko nekompensuotų šioje padėtyje, tai būtų va taip, su nosim praktiškai nukristinti. Tai kūnas ką daro, jisai visų pirma kelius biškį sulenkia ir truputį išriečia nugarą. Tai įsivaizduoju, ta išvestos nugaros padėtis, tai reiškia, kad jūsų nugaros veikia, tonusas padidėja, jos pavargsta labiau. Tai jeigu jūs puolat nusimanant, bet vis tai puolat bėgti, iš karto su bėgimo ratelį, tai jau jūsų nugara truputį sudorota, tam tikrų požiūrį. Tai dėl to reikėtų turėti tą galvoti.